Nu ką, sveiki visi, mano mėly žiūrovai. Pirmas kuriamas video. Faktas gali būti nekokybiškas, bet su laiku viską išmoksim. Važiuojam į iškvietimą, į paprastą automobilio transportavimą iš Gargždų į Klaipėdą. Tai va tokios žinios, mėgaukitės žiūrėjimu. Rodom posakį kaip teisingi vairuotojai. Klaipėdoje šiandien oras baisus, lyja. Darbų ne per daugiausiai, greičiau ateitų pavasaris, bent šilti orai prasidėtų. Va, parodom pagarbą kolegom. Va, dar prisijungiau, papasakosiu vat apie šitą kelią, vat važiuojant nuo Šilutės link, sakykim taip, nuo Klaipėdos Rimkai ir toks miestelis, tai nuo Rimkų link Jėgų žiedo yra va čia tokia kelio atkarpa, kur va dažniausiai tenka atvažiuoti žmonės, krautis automobilį, jau automobilį krautis su prakirusiom padangom, sugadintais ratlankiais ir visa kita. O situacija čia yra tame kelyje tokia, kad yra labai daug duobių, kurios yra labai gilios, o ypač kai palyja, jų nesimato ir dažniausiai būna liūdnos pasekmės. Labai gaila, kad Klaipėdos miestas savivaldybė į tai nelabai kreip dėmesį. Jie geriau įdeda, kaip sakant, atstuminį matuoklį, sumažina greitį, kaip praeitais metais iš viso ten buvo padaryta greitis 50, dabar bent 70 ir leidžiama, bet vis tiek juoksim, kad investuoja ne ten, kur reikia. Tai va čia iš tikrųjų ir žiauri situacija kely ir reikia labai atsargiai važiuoti, nes gali ir nedavažiuoti to savo tikslą. Tai va tokia ir situacija pas mūsų čia toje atkarpoje. Aišku, ne visur, bet daugmaž iš pažymos tai iš visur labai daug visur buvo tų duobių išgriaužtų. Matyta druska, gal tas sniegas, dar tie gal kai valo tus kelius su tais greiteriais irgi išdraska tą asfaltą, nežinau, neįsivaizduoju. Bet reikia būti labai atsargiems tokios kelius, nes, kaip ir sakau, gali sugadinti savo automobilio važiuoklį, ratlankį ir visą kitą. Rodom posūkį, žiedį išvažiuojam link duobių. Nu ką, atvykom paimti Toyotos, reikia pasikrauti, mašinų pilna aikštelė, kaip ir visada. Bet mes turim patogiai pasistatyti traliuką ir patogiai bus pasikrauti. Žodžiu, kaip žmogus minėjo, po technikinį tiksliau gazuojant, motorą užkirto dėl tam tikrų priežasčių, nes per greit gazavo. Tai va turim dabar tokią situaciją, kad reikia varyti jį parvežti į namus, nes žmogui nelabai, kaip suprantu, apsimok tvarkyti ją. Tai va tokia žinia, žodžiu. Oras laukia pats tas darbuotis. Lyja, šlapia visur. Gerai, kad Toyota yra kablėje pačioj, nereikia jokių dalykų daryti, papildomų, sukinėti kilpų. Va, rasta. Nu ką, darom dureles, atsirakinam aišku pirmą. Opa. Ką, važiuojam. Rankinį svarbiausia užsitraukti, kad nebūtų problemų. Paskui, ką, pirmi ratai, eiliškumo dar. Pirma eina užtvirtinimai. Svarbiausia bent vieną ratą uždėti, užsitvirtinti. Yra žmonių klausia, kaip šitie ratai taip tvirtina su kilpom. Patikima ir greita. Nes kiti būna dar kitaip dedasi jie. Bet su šitais geriausia. Greitai. Viskas greitai. Iškart išsidedam visus ratus, visus iki vieną. Tai va, paskutinis šniūras, 3 šniūrai, tvirtinimo diržai, tiksliau taip sakykim, literatūriškai reikalingi. Šiaip aš dedu 4, jeigu reikia kažkur toliau važiuoti, tas mašina stabiliau stovi, nereikia tiek vargti ir nereikia pergyventi, kad mašina nukris ar tabalos. O, viso, keliam.
Все, pakrauta. Tai va, žodžiu, pasikrovėm automobilį, dabar važiuojam į Klaipėdą. Automobilis su gedimu kaip ir aiškiu, tai greičiausiai, kad variklį užkalė. Užkalė variklį ne pats žmogus savo noru, o atliekant techninę apžiūrą. Šiaip esu ir pats pastebėjęs tokių dalykų, kad kai atvarai technikinį varyti mašiną, tas pats ir mano asmeniniai mašinai, tai techninės apžiūros darbuotojai iš tikrųjų žiauriai smaugia mašiną, dar net jei, tarkim, kaip pavyzdys, variklis net nėra pašilęs, o jie smaugia, jie tą dūmingumą tikrina. Tai man pačiam ir buvo atvejis, kad iš 3 kartų tikrina tą dūmingumą, nes jiems kažkas ten sistemoje, kaip sakant, strigo. Tai man asmeniškai, aš pats savo mašinų ne vienos nedraskau, kaip sakant. Ir kai man techninė apžiūroj ten gazuoja iki, kaip sakant, pasakysiu taip, iki pamėlynavimo, tai, nesąmonė. Ir iki to, kaip sak, raudonų apsukų. Dar jeigu ant šalto varikliaus, tai vat greičiausiai, kad čia ir bus tokia situacija bus, kad ant šalto varikliaus dizeliuką, sakant, stipriai užgazavo ir kiek tai reikėjo matyti ir užkalė motorą ir dabar visiškai nebeprasisuk motoras, automatiškai jau teks remontuoti variklį, gal net iš viso neapsimokės remontuoti, nes gali, kad brangiai kainuoti. Vat žmogus prieš tai turėjo mašiną prisižiūrėjęs, viską tvarkinga, vat ir nuvažiavo techninę apžiūrą daryti ir automobiliui gedimas išlindo toks. Ir išlindo ne per, kaip sakė, žmogaus savininko automobiliaus norą, o per techninės apžiūros darbuotojų neatsakingumą. Nes realiai, mano manimu, tai ten biški per stipriai daugas. O nežinau, čia mano nuomonė, aišku. Kiekvienas turim savo asmeninį nuomonę, bet manau, kad kiekvienas, kas esat važiavę techninę apžiūrą daryti automobiliui, tai esat pastebėję, kaip ten gazuoja stipriai iki redline'ų, vadinkim, tai nežinau, mano asmeninį nuomonę ir biški ten perlaužta lasda. Ai, dar iš tikrųjų norėjau papasakoti irgi, kad realiai labai nepykit ant video, gali būti nekokybiškas ir dar tik bandoma kalbėti prieš kamerą ir, sak, neturiu patirties. Gali būti, kad kai kurių žodžių nesuprasit, nes esu žemaitis. Kas supras, kas nesupras, bet manau per laiką visi suprasit. Pamokančių video, kur ką, kaip padaryti reikėtų kitiems, kaip sak, gal kolegoms, kurie gal nesenai pradėjo dirbti ar dar kažką, kaip neutralinės pavaras įjungti ir visa kita. Na, žodžiu, viską su laiku pamatysit. Tai vat, važiuojam į Klaipėdą. Gerą žiūrėjimą toliau. Susitiksim Klaipėdoj. Atvykom nukrauti automobiliuką. Nukraudinėsim. Čia lyg ir reikėtų nukrauti. Apa. Nu ir ką, vėl ta pati ceremonija. Pradėsim nuo platformos nuleidimo. Nukraut greičiau. Nu ką, pažiūrim, kaip rankinis veikia. O jis veikia tinkamai. Priparkuoti. Tenka kartais ir pasportuoti. Traukiam rankinį. Dar pažiūrim. Žmogus paprašė patikrinti, ar nuo boosterio neužsives. Ką? Kaip žmogui elektras duokim, taip ir mašinai. Nu ką, pabandom. Ne, panašu, kad nereaguoja. Dar čiut pastumsiu atgal. Rankinį pavarą. Užrakinom. Nu ką, susipakuoti dabar beliko. Viską susidėjom. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim kitame užsakyme.